Tadas Vidmantas, arba kūrėjas, kuris pralenkia laiką, o tada laikas pralenkia jį. Peržiūrėjau visus Tado Vidmanto filmus. Taip, net ir šitos, kurie kažkodėl IMDb puslapį yra pažymėti kaip filmai, nors tai yra kelių minučių skečai. Taip, buvau net ir milijonieriaus jubiliejaus premjeroje. Šiame video aptarsiu Tado Vidmanto filmus ir esminės problemas daugelį iš jų, tokias kaip neišplėtoti ir karikatūriški veikėjai, nuoseklios istorijos neišlaikymas ir cukrinės pabaigos iš oro. Apie Tadą Vidmantą aš sužinojau iš YouTube. Iš tų laikų, kai YouTube per metus būdavo pagaminama tiek lietuviško turinio, kiek tikriausiai dabar yra pagaminama per savaitę. Buvo YouTube nepriteklius. Stovėdom eilėse prie YouTube video. Eidom 30 km iki YouTube video. Žodžiu, Tadas Vidmantas buvo kieta. Vidmantas buvo kūrybiškiausios reklamos. Jisai gerina virškinimą. Galėsi suvirškinti ąžuolinę pliauską, šitą kaminą, užsienio valiutą, vilnonį megztinį ar tanko akumuliatorių. Nematyti Lietuvoje montažo sprendimai, juokingi skečai ir pirmasis podcastas mašinai. Vidmantas buvo riteriai, kurie galbūt ir buvo pergrūsti keiksmažodžiais, galbūt jų kalba ir buvo skurdi, galbūt nebuvo ten labai originalių minčių. O kur bet? Bet tai buvo jauno kūrėjo projektas, kuriame riteriai apie riterių dalykus kalbėjo šiuolaikišką kalbą iš šiuolaikiškos perspektyvos ir tai jau buvo įdomu. Tai sakau, reikia varyti Gudiją, kokį kaimą sudeginsim, o tada jau pasijausi vyru. Vidmantas buvo Jėzaus radijas, kuris mums paaugliams buvo atgaiva, nes jis juokėsi iš mūsų tėvų ir senelių bažnyčios, iš tų prieštarų, kontradikcijų, kurių joje pilna. Jėzaus radijui buvo įdėta daug darbo, jame kiekviena laida turėjo savo atskirą džinglą. Garbė Jėzui Kristui! Čia Jėzaus radijas! O serija marketingas buvo tokia nereali, kad tai, kas joje buvo pateikta kaip humoras, tapo realybė. Bažnyčiose iš tikrųjų atsirado švieslentės ar galimybė aukoti kortelę. Tik plotkelių su skoniais dar nėra. Žodžiu, drąsiai galima sakyti, kad Vidmantas tuo metu pralenkė laiką, nes niekas nekūrė tokių reklamų ir tokių projektų kaip jis. Todėl aš tikėjausi, kad su metais jis kaip kūrėjas bręs ir progresuos. Deja, bet tos neišdirbtos vietos Tado Vidmanto filmuose, kurias aš iš pradžių nurašiau patirties stokai, kartojasi iki pat dabar. Tad pereikime prie jų. Veikėjai be portreto. Tiek filmą gautas iškvietimas, tiek gautas iškvietimas 3 jungia bendra problema. Veikėjai nelabai skyrėsi vieni nuo kitų ir nepasižymėjo daugiau negu 2 charakterio ypatybėmis. Todėl bajeriai labai greit nuskurdo ir susivedė į tuos pačius punchline'us. Šūdai, mižalai, sprogimai, grasinimai ginklu, jokimasis iš kaimiečių, nes jie kaimiečiai, jokimasis iš veganų, nes jie veganai. Kai veikėjai yra vienos dimensijos, tuomet filme pasidaro labai sudėtinga sukurti natūralius, prasmingus ir jokingus konfliktus. Kai veikėjai neturi apibrėžtų savybių, jie neturi dėl ko nesutarti. Jeigu veikėjai ir visata yra neapibrėžti, jeigu nebėra jokių ribų, nebelieka ne tik grėsmės kažką prarasti, bet ir paprasčiausio netikėtumo faktoriaus. Prikurti labai daug jokingų situacijų apie personažą, kurio visos savybės yra tai, kad jis yra lenkas ir pamaldus, pasidaro itin sudėtinga. Panašiai buvo ir su filmu Pats savo milijonierius, kuriame pagrindiniai veikėjai buvo karikatūros be charakterio savybių. Nesupraskit klaidingai, aš irgi noriu pasijuokti iš kripto, bitcoin ar influencerių, bet kai personažai neturi žmogiško veido, individualios vidinės motivacijos ir savo veikimo logikos, gaunasi tas pats, kas juoktis iš kartoninės žmogaus figūros. Niekas nepasikeitė ir naujausiame Tado Vidmanto filme Milijonieriaus jubiliejus. Tik čia jau prie tradicinių kaimiečių karikatūrų atsiranda ir jaunimo balsas. Jasonas, kuris yra translytis. Pasak tėvų, nes prisižiūrėjo tik toko. Va tokia va veikėjo arką turim. Humoro viršenybė virš nuoseklios istorijos. Filmas lietuviški svingeriai sugriuvo jo viduryje, kai nei iš šio, nei iš to istoriją buvo įmesti 2 vienadimensiniai personažai – kultūristas ir influencerė. Ir jiems dirbtinai buvo pradėtos kurti situacijos, kurios turėjo atskleisti jų bukumą, godumą, vidinę tuštybę ir to komiškumą. Bet blogumas buvo ne tame, kad tai buvo nejuokinga, o tame, kad tai sugriovė visą istorijos ritmą ir jos nuoseklumą. Tuo tarpu visą naktinę žvejybos filmo siužeto vystymąsi stabdė situacinė komedija, kuri ėjo ne kartu su istorija, o atskirai nuo jos. Tos juokingos situacijos ne tik, kad nieko nepridėjo personažams, bet dar ir griovė jų vientisumą. Pavyzdžiui, vienose epizoduose personažai turėjo aukštą situacijos suvokimą ir savivoką, o kitose ji be priežasties išnykdavo ir veikėjai tapdavo No! This is Patrick! Patrick, that's the name of the restaurant.
Dar kaip pavyzdį galim paminėti ir filmą Kaimynai, kuriame pagrindiniai veikėjai čia netgi pagaliau nebuvo kvaileliai, kaip kitose Tado Vidmanto filmuose. Čia jie buvo sąmoningi ir gebėjo žaismingai ir protingai juokauti, bet ir vėl, momentais jie be priežasties prarasdavo situacijos ir savęs suvokimą. Pavyzdžiui, vienoje scenoje abu veikėjai supranta savo fainą, lengvą ir šmaikštų flirtą, o kitoje jie jau kalba kaip ateiviai ir nebesupranta savo žodžių komiškumo, nors jų dialogas yra atvirai ir gal net pabrėžtinai komiškas. Ir čia lygiai taip pat kaip ir lietuviškose svingeriuose, Kaimynai pradėjo griūti per vidurį, kaip pagrindinis veikėjas, kuris iki tol nors ir elgėsi desperatiškai norėdamas suvilioti kaimynę, bet išlaikė jam būdingą paslaugumą, atsargumą ir subtilumą, staigiai per vieną sceną persimainė į kitą žmogų ir iš brandaus vyro tapo paaugliu. Norėdamas sužavėti kaimynę, jis pradėjo sportuoti priešais jos buto duris ir plėšti smaikę. Žodžiu, vėl ta pati bėda ir vėl humoras, o gal tiksliau greitas dirgiklis buvo pasirinktas vietoj nuoseklumo. Apibendrinant, kai humoras gimsta ne istorijoje, o yra gaminamas šalia jos, sugriūva ir istorija, ir humoras. Edukacija iš oro. Ei, mokytoja, palik vaikus ramybei. Ir cukrinė pabaiga. Aš net ir į tas savo komedijas, aš į kiekvieną stengiuosi dėti kažką, kas tuo metu man rūpi ir svarbu. Ir kažką gilaus ir tikro. Ir žmogus ateina pavalgyti popkornų, pagerti kolos ir pažiūrėti kažką linksmo, bet jisai gauna dar papildomą vertę, kurios nesitikėjo. Nes to nedaryti, man atrodytų laiko švaistimas jau dabar. Intencija edukuoti savo auditoriją, perduoti jai žinutę ir gražiai uždaryti istoriją yra gražus siekis, bet ta intencija gali greitai sudegti, jeigu naudojamos netinkamos priemonės ir nesubtilus priėjimas. Pavyzdžiui, lietuviškose svingeriuose ta edukacija apie psichologinę ir emocinę sveikatą būtent ir išdygsta iš oro. Kaip močiutė, kuri ką tik verkė, kaip skauda kelius ir už kelių sekundžių pradeda juoktis, nes prisiminė, kaip vaikystėje labai smagiai juokingai nugirdė katinėlį su Valerijonai ir jis tai kaip praeitėse, tu būtum mačius. Oi, kaip kelias skauda. Čia lik stand-uperis, vidury stand-upą pradėtų mokinti žmonės. Tai va, aš taip ir atsikritau tam dėdį. Juokingai, ne? Bet žinot, su humoru kartais taip yra, kad juokas yra tik tai maskuoti. Ir dėl to labai svarbu iš tikrųjų remti tokias organizacijas kaip Jaunimo linija, rūpinti savo psichologinę sveikatą ir kreiptis iš tikrųjų tos specialistus, jeigu tik tai tam yra poreikis. Bet apie dėdę tai juokingas buvo, ne, kelis? Bet kreiptis reikia pagalbą iš tikrųjų. Jo žinutė gera ir teisinga, bet ji visiškai ne vietoj, jeigu netitinka prieš tai vyravusios atmosferos. Kaip kad lietuviškose svingeriuose, kur filmo pabaigoje įmesta 2 minučių scena, kur fone skamba pianino muzika ir personažai pradeda kalbėti kaip veikėjai iš Rosamundė Pličer sekmadienio filmo per TV8. Tai istorijos pabaiga cukrinė, bet ji netrodo pelnyta, nes personažai netrodo kažką supratę, išmokę ar išreflektavę istorijos metu. Filme pats savo milijonierius pagrindinis veikėjas yra toks neapibrėžtas, kad vienoje scenoje, kur reikia išgauti žiūrovo juoką, jis yra arogantiškas, pasipūtęs marozas, o kitoje, kur reikia kurti jo vidinį pasaulį, pagrindinis veikėjas jau rodomas kaip paprastas ir nuskriaustas. Kad jis toks, nes jo tėvas nemylėjo. Taip ir mėtomasi visą filmą. Vienoje scenoje mes iš jo juokiamės, kitoje gailime ir užjaučiame ir atleidžiame jo kaltes, kaip ir atleidžiame savo kaltininkams ir neleis mūsų... Panašiai ir naktinėje žvejyboje, kur pagrindiniai veikėjai iš karikatūrų virsta realiai žmonėmis, kaip kad Pinokio Šreko filme iš medinuko virsta žmogumi 20 sekundžių. Filme ir vėl tradiciškai eina bajeriai dėl bajerių ir bats, nei iš šio, nei iš to gimsta žmogus, net jautrus žmogus. Ir šalia sėdinti karikatūra irgi nei iš šio, nei iš to atgėjo ir paliudė. Oi, tai va, kodėl tu toks traumuotas, taigi tavo vaikystė tokia buvo. Daėjo, paik, tu savo kaip čia susivedė tie galai, čia net nenumačiau, koks plot twistas, blemba. Ir sėdi cukrinėje pabaigoje abu veikėjai ir vienas kitam pasakoja, kaip per tą laiką, per kurį nesimatė, visas santykių problemas išsprendė. Vienas išsprendė viską prisižadėjimais, ko nebedarys daugiau, o kitas su terapija ir sportu. Va, super, va, braukiu ašarą ir juokiuosi, va, ir juokinga, ir pamoko. Moralas laukia ir naujausiame filme Milijonieriaus jubiliejus, tik šį kartą jis bent jau buvo pasakytas natūraliai. Tik aš niekaip negaliu suprasti, kodėl negalima to tikrumo kurti nuo pat filmo pradžios. Kodėl reikia laukti filmo pabaigos, kad išgirstum kažką nuo širdaus. Teigiami dalykai, juokas, ho, iš tų, kurie to nusipelnė. Filme lietuviški swingeriai
bangeriai įspūdį paliko Segvėjus su garažo viršininku, kuris pagal panetkės bandė girtis, su kiek moterų yra permiegojęs ir kaip jis pagal tas panetkės pralaimėdavo pagrindiniam herojui, kuris netyčiomis patirdavo įspūdingesnių nutikimų. Juokas čia buvo pelnytas ir kilo iš tos prieštaros, kad tos pačios panetkės, kuriamis grindi savo savivertę, anksčiau ar vėliau atsisuks prieš tave. Tempas! Filme 3 milijonai eurų, filmo pradžia buvo tokia stipri, kad žiūrovas per pirmas porą minučių gavo net 3 skirtingas interakcijas susipažinti su pagrindiniu veikėju. Jau per pirmas minutės mes supratome, koks jis yra savo vidumi ir kokia jo reputacija kitų žmonių akise. Įtikinamos interakcijos. Filmas 3 milijonai eurų buvo išskirtinis tuo, kad humoras jame veikia, nes veikėjai į situacijos reagavo žmogiškai. Jie patys juokėsi iš savo sąmojų ir pyko ant kito žmogaus sąmojų. Pasakius juokingą dalyką, sureaguodavo tiek pats juokaujantysis, tiek recipientas. Kaip jums tokia mokslo kalba? Filme buvo realistiškų situacijų, kurios leido atskleisti skirtingas to paties veikėjo savybės. Priklausomai nuo situacijos tą patį veikėją pamatėme ir geraširdišką, ir godų, ir malonų, ir bjaurų. Ir tai buvo ir natūralu, ir tikra, ir juokinga. Pabaiga. Komercinė realybė. Apmaudžiausia tai, kad akivaizdu, kad Tadas Vidmantas turi talentų sukurti gerą komediją. Kokybišką komediją iš atpažįstamų žmogiškų situacijų, tikros dramos, tikrų konfliktų, tikrų interakcijų. Bet tam paprasčiausiai neturi motyvacijos ir jam neapsimoka tiek apsikrauti. Tadas Vidmantas pasirinko savo auditoriją. Auditorija, kuri yra traumuota mokyklos, kurie reikėjo klausyti kaip mokytoja 45 minutės analizuoja eilėraštį ir šitaip visam gyvenimui atstūmė žmogų nuo kultūros, nuo meno ir kažko bent šiek tiek intelektualesnio ir prasmingo. Tadas Vidmantas, puikiai suprasdamas komercinę realybę, pasirinko duoti žmonėms tai, ko jie susirinko. Lengvos komedijos su daug greitų dirgiklių ir juokų. Spjoviais ant tos nuoseklios istorijos, ant personažų su savybėmis, važiuojam lengviausiu keliu. Situacinė komedija, kaimiečiai, veganai, translyčiai, influenceriai, kriptomagnatai. Koks skirtumas, žmonės juoksiasi šitų dalykų savaime. Tadas Vidmantas yra sukūręs daug sėkmingų reklamų ir puikiai supranta, kaip veikia rinka ir kas parduoda. Tai yra didžiausias jo pliusas ir jo sėkmės priežastis, bet kartu tai jį kaip menininką dėja nugalabėjo ir sustabdė jo progresą. Auditorija, kurios vienintelis poreikis yra tai, kad jos poreikiai būtų patenkinti, neaugina tavęs kaip kūrėjo, nes nemeta tau jokio iššūkio. Pabaigai, jeigu taip energingai apibendrinant, nes aš kuo tai pasižymiu, tai tikrai aukšta energija ir tokiais uždarimais. Tadas Vidmantas savo laiku jis pralenkė laiką, savo originaliais projektais, savo kūrybiškom reklamom, kurios tikrai buvo išskirtinės. Bet dėja taip atsitiko, kad apsisuko ratas ir dabar laikas aplenkė Tadą Vidmantą. Dabar kitas projektas tikriausiai jau bus Tata ir Raimundėlis. Kūtakiai, atidėmusi, kok maitina iš kameras. Ui, tata. Dar šio prognoskopį padarys šinčilą. Jau padariau šinčilą. Diedė miegas atėjo. Ir reikia susimti Tadai Vidmantai tau. Esi labai kūrybiškas žmogus. Ir tikrai žinau, kad gali sukurti gerų projektų ir gerų filmų. Filmas Kaimynai buvo tikrai labai arti to filmo. Jis ant tų bėgių užvažiavo. Jisai grįžta prie nuseklaus scenarijus, prie juokingo filmo, kad jis po truputį tobulėja. Ir vėl aš ateinu į premjerą ir vėl kaimas, vėl girtas dėdė, talas nušnirkštas ir vėl ta scena, kur sėdi jubiliatas ir pas jį eina žmonės, skirtingos karikatūros jos sveikint. Vėl žingsnis atgal. Tai po galais, po 100, susimk. Tadai Vidmantai, čia žinutė. Aš pasakyčiau, kai žinėm šitaip. O tu, Lukai, Konradai, pasakytum jam į akis Tadui Vidmantui susitikęs į mieste šitaip. Visų pirma, nes tai yra nemandagus, man net neklausi šito. Visų antra, jeigu paklaustų, tai taip. Pasakyčiau, jeigu jis mane darbintų filmą vaidint, tai aišku, kad nepasakyčiau, aš nieko, sakyčiau, Tadai Vidmantai, didelis gerbėjas nuo riterių laikų. Jėzaus radijas, Jėzaus radijas! Šiandien tavo geriausi projektai. Tu filmus kūrei? Eik, tu reikės pažiūrėti, bliavo, geri tikriausiai filmai tavo. Gal kokią recenziją parašysiu? Tai ne, jokios kritikos nesakyčiau. Lietuva yra per maža. Tai nesiųskit jokių būdų šitos recenzijos Tadui Vidmantui. Aš noriu vaidinti Tado Vidmanto filme. Prosenelio jubiliejus, kai bus filmo plotas toksai, kad švenčia senelius jubiliejų, atkasa žydišką jo turtą, tvarte kur nors ir aš vaidinsiu vieną iš tų veikėjų, kurie
kurie ateina tą jubiliejų švęsti, iš kokio aš čia stereotipą galiu. Aš vegetaras būsiu, liberalus vegetaras, mes su arka darysim, pasidarysiu paskui konservatyvesnis, toksai vertybiškai konservatorius, bet jeigu ekonomiškai, tai socialistas gal net toks labiau. Lemba, čia per ilgai tikrai. Ačiū, kad žiūrėt, prenumeruokit, žinokit, bus dar geresnių šeimų. Nefaina, ten daug klaidų yra. Ten daug klaidų pridaryta. Čia rimtas video su rimtais kritiniais momentais. Na. Juokimasis iš kaimiečių, nes jie kaimiečiai. Juokimasis iš veganų, nes jie veganai. Gal nereikia šito. Bet blogumas buvo ne tame, kad tai buvo nejuokinga, o tame, kad tai sugrioja visą istorijos ritmą ir jos nuoseklumą. No, this is Patrikas.